Labas rytas, Lietuvos ryto televizijos žiūrovai, čia laida Švarūs miestai. Ir nieko nelaukdama keliauju susipažinti su Bazilikų ūkio įkūrėja Rosita. Labadiena, Rosita. Labadiena. Malonu Jūs matyti. Ar galime mes keliauti ir apžiūrėti Bazilikų ūkį? Taip, prašom į mano šiltnamius. Rosita, mes esame viename iš Jūsų Bazilikų šiltnamių. Taip. Papasakokit apskritai, kaip gimė idėja auginti bazilikus. Prasidėjo, įsimylėjau prieš 33-4 metus. Tai yra sena meilė? Taip, violetinio, būtent baziliko žalio. Aš net nežinau, kad ten bazilikas. Nei kvapo, nei skonio, nieko nebuvo. Tik tas avienos, tik tas bazilikas. Aišku, toj paprašiau sėklų. Tai pradėjau auginti. Visas giminės apdalinau tom sėklom, nes kadangi jisai vienas augo, jisai neturėjo su kuo kryžmintis. Tai tas armėniškas augo turbūt kokius apie 10 metų pas mane. Paskui žalio, kažkas pasakė, neprisimenu, kad čia bazilikas turbūt pagal lapus. Tai žalio nusipirkau, nepatiko, bet paskui žalio pradėjau pesto daryti, labai patiko. Kiekvienas bazilikas savo turi paskirtį tikrai. Tada kitas rūšis, Lietuvoje, kadangi mažai iš kitų šalių pradėjau siųstis arba prašyti draugų, kad parvežtų. Taip 10 rūšių, 20, 30, vis daugin. Šiemet 170 rūšių. O kalbant apie tą baziliką, kurį mes valgome, prie patiekalų skanaujame, kvapnusis jis yra, ar ne? Kaip manot, ar Lietuvoje lietuviai jau yra pamėgę valgyti baziliką? Labai. Aš dalyvauju mugėse, labai patinka bendrauti su žmonėm ir labai patinka, aš labai daug laiko praleidžiu aiškindama apie baziliką. Kad baziliko negalima išmesti. Lapus sunaudoja salotom, pesto, lieka žiedynai. Tai va, kur nesubrendę žiedynai, būtinai va taip skint, džiovint arbatom. Taigi yra vaistas, net kvapnusis yra vaistas. Bazilikas yra stebuklas. Užtat jau auginu. Ar jūs čia viena darbuojatės, ar jums kas nors padeda? Gal šeimos nariai? Labai dukra padeda. Vyras, aišku, laistymu užsiima ir kada labai reikia, tai mūsų ūkio darbininkės atlekia, kai uraganas pralekia. Taip mėgstu viena, bet neįmanoma, nes ir gamint, ir skintis. Aišku, ten pomidorus, čilį, tai aš jau stengiuosi vieną, nes tada receptai kūrėsi. Skinu baziliką vieną irgi, tik ravėjimas. Su ravėjimu tai dabar jau neberavim, nes sėklos labai byra. Šventieji, bet jie čia šiek tiek skiriasi. Kodėl? Pagal čia jis yra ir laukinis, ir šventasis. O va čia, pavyzdžiui, čia yra šventasnis Krišnos. Tai va, ant kiek jisai smulkutis. Yra ajurvedai, sako, ir tikėjimas, kad paliesk šventąjį Krišnos baziliką, tapsi palaiminta. Lieskit visi. Čia ir iš tikrųjų teisybė. Va. Aš matau, kiek jis stebuklų daro, tai... Tai sakėt, reikia tik paliesti, taip? Taip, skint negalima. Bet tikrai toks vaistinis, žalelinis. Gvazdikėliai. Gvazdikėliai, tikrai. Ir va čia šventasis. Bet jis yra kitoks truputį. Ja, irgi. Vėl jisai vadinasi... Ar jisai tiesiog čia labiau sužydėjęs, o čia ar kita vėl? Ne, kita rūšis. Kita rūšis. Jo, čia vadinasi Ocimum americanum. O va, žinau, kad toks, užsisakiau už selekcininkų parašytą laukinis tulsi. Va. Taip, tai šventieji dar visur vadinasi arba tulsi, arba tulasi. Jeigu matysit arbatą, kažką pardavinėja hidrolatus iš Indijos ypač, ir užrašyta tulsi arba tulasi, tai vadinasi šventasis bazilikas. Ūkininkaujam labai senai, nuo nepriklausomybės laikų,
ūkių kūrimo ir tas ūkis truputį plėtėsi ir šiandien yra toks, koks yra. Mes verčiamės augalininkystę, mano ūkis yra, auginame daug kultūrų ir kviečius, ir miežius, ir rapsus, ir cukrinius runkelius, ir kukurūzus, ir kitus augalus. Šiandien jis yra toks, yra pakankamai modernus, didelis augalininkystės ūkis. Prasidėjo, baigiau mokslus tuo metu Žemės ūkio akademijoje, agronomiją. Atsidūriau šitoj vietoj Lietuvos, Žitėnuose. Ir čia pradėjau savo veiklą. Ir kadangi keitėsi tas laikmetis, atėjo nepriklausomybė, atsirado galimybė ūkininkauti. Ir pradėjome ūkininkauti. Pradėjau nuo 7 hektarų. Ir po truputį didėjom. Ir ne tik didėjom, bet ir darėmės tokie rimtesni ūkininkai. Ir tas visas ūkininkavimas labai jisai įtraukia, nes yra labai įdomus. Jisai labai tokio kūrybinio momento daug yra. Tai jisai, tokia pilnatvę suteikia. Tai aš esu kaimo vaikas, mano seneliai ir proseneliai, žemdirbėjai, mano tėvas agronomas, aš irgi agronomu tapau. Tai tas kažkaip natūraliai gavosi ir mano sūnus 3 dabar visi agronomai. Tai tiesiog iš kartos į kartą tos, matyt, šaknis yra ir jos, tave pastato ten, kur reikia. Jūs teigiate, kad tvari žemdirbystė, kuri yra paremta tiksliaja žemdirbystė ir sveikų dirvožemių, yra ateitis. Gal galit pakomentuoti plačiau? Taip, tai mūsų ūkiai yra 2 tokios kryptis. Tai yra tvarumas, kuris susideda iš sveiko dirvožemio, kaip mes siekiame, tai ir sėjomaina, ir tarpiniai augalai, ir bioariminė žemdirbystė, ir organika, ir kitos priemonės. Ir tikslioji žemdirbystė, ką leidžia šiais laikais moderni technika. Ir jeigu mes pamatysime ant tos technikos, kur ir stovi kieme, kur stovi sensoriai ir visokios akys, kur mato, ir mums leidžia atlikti savo darbą labai tiksliai, labai laiku, su kuo mažesnė ta poveikio aplinkai. Tai tas tvarumas iš to ir susideda sveikas dirvožemis ir tiksli žemdirbystė. Ir mes manom, kad kol pasaulis nėra sukūręs ekologinių ūkio technologijų tokių, kad pasaulyje aprūpintų maistu, tai šita kryptis tvarumo ir tiksliosios žemdirbystės yra ateitis. Ir per tą laikotarpį, kai mes pradėjom šitą daryti, mes pamatėm, kaip mūsų dirvožemis jisai pasidaro biologiškai aktyvus. Ir tada mums reikia mažiau trąšų, mums tada reikia mažiau augalų apsaugos produktų. Ir jeigu dar mūsų techninės galimybės leidžia tą atlikti labai tiksliai ir jeigu padarai labai laiku, turi didžiausią efektą su mažiausiam sąnaudom. O kokius tvaraus ūkio principus, apie kuriuos daug kalba jūsų partneriai BASF, jūs taikote savo ūkininkavimo veikloje? Europoje yra labai reglamentuotas naudojimas augalų apsaugos produktų. Ir jau prieš 10 metų mes pradėjom kalbėti apie tą tokį nuosaikų požiūrį į tą augalų produktų naudojimą. Ten, kur reikia, tada, kada reikia, tiek, kiek reikia. Kad mes išlaikytume tą gerą santykį su aplinka, kad mes ir turėtume tą plačią bioįvairovę, kurią ir šiandien turime. Šarūnai, kas čia yra per akmenų krūva? Kokia jos paskirtis? Tie akmenys yra surinkti iš šitų mūsų gražių laukų ir jie rado vietą čia. Tokia pasidarė graži visiškai krūva, bet mes pamatėm, kaip mes šitą krūvą suformavom, kad čia atsirado labai daug gyvybės, atsirado daug visokių driežų. Čia gyvena vasaros metu lapių šeima ir 5 lapiukai, ir čia pastoviai laksto ir kaip aš jau pripratau prie jų, kad kartais pamaitindavo, tai net išeidavo iš tikrųjų. Atrodo tokia tuščia, rami vieta, bet čia pilna gyvybės. Tai čia galbūt toks irgi yra vienas iš jūsų būdų prisidėti prie to tvaraus ūkininkavimo, kad skatinti tą bioįvairovę? Ar galima taip sakyti? Taip, tai yra vienas iš būdų ir mes turim ūkyje tokių senų apleistų sodybų, kurių stengiamės ir netvarkyti, nieko nedaryti, nes mes matom, kad ten labai daug yra visokių gyvūnų. Ir kiškiai, ir lapės, ir stirnos, visi randa kažkokią vietą ir jie ten tiesiog gyvena savo gyvenimą.
Čia yra mūsų tarpiniai augalai ir mes tokiais tarpiniais augalais apsėjam rudenį visus savo laukus. Ir čia konkrečiai yra mišinys 7 augalų, kur kiekvienas atlieka savo vaidmenį. Ir tie tarpiniai augalų auginimas yra vienas iš sudėdamųjų mūsų žemdirbystės dalis ir labai svarbi dalis. Nes vieni augalai žemės struktūrą gerina, kiti fiksuoja azotą, kiti pakelia iš žemesnių sluoksnių tiek fosforą, tiek kitas medžiagas. Ir čia net kai būna šiltas ruduo, nes mes turim aplinkui daug bičių. Čia žmonės turi po 200 šeimų bičių ir turi kaip verslą bites. Tai mes niekada neturėjom konfliktų su bitininkais ir kuo daugiau žydinčios tos aplinkos, tuo daugiau medaus. Jūs partneriai BAS taip pat labai dažnai daro įvairias iniciatyvas, diskusijas, kalba apie tvarę žemdirbystę, apie inovacijas. Kaip Jūs manote, ką tokios diskusijos, iniciatyvos bendrai duoda žemės ūkio sektoriui Lietuvoje? Visų pirma, aš manau, kad tai duoda sąmoningumą žmonėms, kurie dirba tam sektoriu. Ir mes matom, kaip keičiasi žmonių požiūris, mano kolegų požiūris į tą veiklą, į tą tvarumą, į tą augalų auginimą, kad jisai ne tik tikslas yra siekimas kažkokio maksimalaus pelno, bet mes turim šalia gamtą. Nepamiršti, kad turim šalia gamtą ir turim ją turėti ne tik šiandien, bet ir ateinančiam kartom. Atvykau į vietą, kurioje kaip niekur kitur yra daug gamtos ramybės. Čia įsikūrusi neįprasta vila. Kuo ji ypatinga ir kiek joje tvarumo, netrukus sužinosime. Papasakokit, kaip gimė idėja įkurti Meilės laivą. Kažkada seniai buvom su žmona kruize, paskui, kai atsirado mintis užsiimti šitą veiklą, pagalvojom, kad reikia kažko ypatingo, ko niekur nėra. Nusprendėm padaryti kažko neįprasto, nes paprasti namai pas visus yra, biškiai su vienos stogu, su kitokiu, biškiai vienos formos, kitos, o kažko tokio neįprasto nėra. O vestuvėm žmonėm kaip tik norisi kažko neįprasto. O kokia žmonių reakcija būna, kai atvažiuoja ir pamato tokį didingą laivą? O tikrai laivas. Mes galvojam, kad čia kažkoks mažiukas, o čia tikrai įspūdingas. Ar aš teisingai suprantu, kad būtent ant pastato laivo denio priekio tenai vyksta ir ceremonijos, kur žmonės gali susituokti? Galima daryti ir vestuvių ceremonijas. Labai žmonėm patinka tokia neįprasta vieta, kaip kruiziniam laive. Galima net ir pasipiršti mylimai, tikriausiai irgi, nes Meilės laivas jisai pareigoja, pats pavadinimas. Jo, pavadinimas sugalvojom tokį, galvojom laivas, skirtas vestuvėm, tai Meilės laivas bus. Iš tikrųjų, čia yra labai daug daiktų, kurie turi savo istoriją ir gyvena antrą gyvenimą. Jo, mes daug metų surinkinėjom po biškį iš visur. Nes aš net nebejoju, kad šių daiktų surinkimas jisai užtrunka. Ne kiekvieną dieną galima įsigyti štai tokį vairą. Stovinčią prie to vairą galima pasijausti kapitonu. O šiturys. Puikiai, viskas labai apgalvota. Laivas, denis, denio priekis ir prisišvartuoti prie švyturio. Švyturys rodo kelią. O kaip nusprendėte, kad šitoje teritorijoje turėtų būti auginamos alpakos, ožiai? Tiesiog nusprendėm, kad prieš porą metų susipažinom su alpakais vienoj sodybai. Pažiūrėjom, kad žmonėm labai patinka, labai mėly gyvūnai. Žmonės visi su jais fotografuojasi, mėgsta paglostyti. Ir
pagalvojom, kad turėsim pas save ir visiems bus kaip atrakcija. O jum kaip augintojam, tai turėtų būti šiek tiek iššūkis, nes alpakos, kiek žinau, yra ganėtinai lepus gyvūnas. Jie žolę valgo, mes juos išnaudojam vietoj žoliapjovių. Taip, bet jų charakteris yra išties įnoringas, nes, žinau, jeigu jau kažkas jau jiem nepatinka, tai jau jie taip ir Nu, parodo. kol kas jiem viskas gerai, viskas patinka. Čia jiem ramu. Jo, Jei supti į meilės laivo visą išleidžiam jiem liūliavimą. jos per visą teritoriją vaikščiot, kai nėra pobūvių. Mhm. Jiem čia labai patogiai. Aišku, jie visada atrodo, kaip būtų alkani ir nevalgė metus laiko. Jo. Oi. Turi jie vardus. Tik vienas yra vadas, tas didysis. Jo, didysis turi, Mažiukui tam vardą. reikia duoti. o kiti dar neturi. Didysis Kaip Tolikas. juokingai kraipo už uodegytę, taip. O žiūrėjai, iš tikrųjų yra labai smalsus ir man atrodo, kad jie valgytų kopūstų tiek, kiek mes jiems duotum. Jie visą dieną valgytų ir valgytų. Tai tenai netoliese yra ir alpakos, ar ne? Taip, einam pažiūrėti alpakos. Jos labiau mėgsta morkas negu Jo, kopūstus. jiem negalima kapustą. Yra toks ženklas morkos rankoje. Duokit morkas. Va, turim morkų. Ir jie, kai mato žmonės eina, reiškia neša morkas. Buriam, kad prisikviesti alpakas. Ateikit. Turiu morkų. Ateikit, bus skanu. Sustok. Nebijokit. Oi. Jūs kol galvojat, jums nebeliks jau. Kas drąsesnis, tas sotesnis. Nes vieno, aš prisiderinau prie tavęs. Šį reportažą pristato Gamintojų ir importuotojų asociacija Gamtos ateitis, licencijuota pakuočių atliekų tvarkymo organizacija, koordinuojant Lietuvos gamintojų ir importuotojų pakuočių atliekų tvarkymą. Apie pakuočių atliekų rūšiavimą plačiau gamtosateitis.lt. Jūsų įmonė Lietuvoje jau virš 10 metų prekiauja ir apdirba produktus iš plastiko. Kaip žinia, pats plastikas jisai nėra ekologiškas, bet gal yra tam tikros rūšys, kurios yra ekologiškesnės. Iš tikrųjų, mūsų įmonė tikrai nemažai daug dėmesio skiria tvarių ir perdirbtų plastikų pateikimui į rinką, tai nuolatos ieškome naujų gaminių, kurie būtų tvarūs ir perdirbti. Tai dauguma mūsų produktų ne tik yra perdirbti ar 10-20%, bet turime tikrai nemažai produktų, kurie yra ir 100% perdirbti ir tikrai nenusileidžia jokiomis savybėmis tiems plastikams, kurie yra tiesiog neperdirbti ir įprasti. Jūs paminėjote, kad klientams siūlote perdirbtą plastiką, bet kiek tai apsimoka? Dažniausias stereotipas turbūt tarp klientų yra, jog perdirbtas plastikas turi būti pigesnis negu įprastas plastikas. Deja, realybė yra šiek tiek kitokia. Tai šiai dienai perdirbti plastiką tikrai ne vienam gamintojui yra daug brangiau negu pagaminti tiesiog iš neperdirbto plastiko gaminius. Bet džiugu tą paminėti, kad, nežinau, turbūt ir mūsų visas suvokimas ir pati ekonomika eina link tikrai didelio tvarumo keliu ir kai kurie klientai tikrai jau geba mokėti daugiau negu už įprastus plastikus. Tai ir tokios įmonės kaip pasaulinės, nežinau, H&M, jie tikrai turi labai daug įsipareigojimų gamtai, kaip kuo panaudoti kuo daugiau perdirbtų plastiko plokščių ar kitų aplamai perdirbtų gaminių savo gamybose. Tai mūsų klientai irgi seka tomis pačiomis pėdomis, nes nori lygiuotis į tokius pasaulinius rinkos žaidėjus. O kalbant bendrai apie ekologiją ir tvarumą, kokius tvarius sprendimus taikote įmonėje? Turbūt labiausiai norėčiau paminėti, kad šiuo metu mūsų įmonė gyvena vienu projektu. Tai šiuo metu mes vystome žiedinės ekonomikos projektą. Viso to esmė yra, kad kaip mes, kaip medžiagų tiekėjas, tiekiame į rinką plastiko plokštės,
mūsų klientai, kurie dažniausiai yra vizualinės reklamos gamybos įmonės, šias plokščias naudoja savo gamyboje, ko pasiekoje lieka gamybinės atliekas. Tokias gamybinės atliekas, kaip pavyzdys kaip čia, mūsų klientai rūšiuoja. Galiu paliesti? Taip, žinoma. Mūsų klientai jas labai atsakingai rūšiuoja. Mes jas vėl atgal surenkame ir mūsų bei partnerių pagalba visas šias gamybinės atliekas mes perdarbėme iki granulių pavidalo. Vėliau tas granulės perdirbtas mes tiekiame atgal mūsų plastiko medžiagų tiekėjams, gamintojams, kurie iš jų jau pagamina visiškai 100% perdirbtas plastiko plokščias, kurias mes vėl nuperkame ir patiekiame į rinką atgal ir mūsų klientai vėl naudoja jas savo gamyboje. Tai tokiu būdu mes tikrai manome, kad labai svariai prisidedame prie tos žiedinės ekonomikos vystymo ir perdirbtų plastikų paklausos didinimo. Mano rankose yra plastiko plokštės. Kas jas visas vienyje? Tai visas šias plokštės vienyje tas, kad jos yra visiškai 100% perdirbtos. Bet iš tikrųjų pati tekstūra, spalva skiriasi, tai visiškai neturi jokios įtakos. Taip, nes panaudojimo sritys yra visiškai skirtingos. Tarkim, kaip pavyzdys šita plokštė yra naudojama kaip laikino kelio danga, tarkim, apsaugoti kažkokią gerbavį, žolę ir panašiai statybų metu. Tikrai dabar, kaip pasakėt, tai taip. O pavyzdžiui, šita plokštė kam yra naudojama? Šitas gaminys turbūt yra pats įdomiausias mūsų sortimente, nes viduje jūs galite matyti labai daug spalvų. Tai čia yra surenkami įvairūs kamšteliai, dėžutės, šaukšteliai. Jie yra visiškai sumalami ir vientisa masė padaroma ir toliau perdirbamas į tokias plokščias. Tai šitos plokščias yra labai gera alternatyva, kaip pavyzdys, mums labai žinomom fanieros plokščiam. Bet jos yra daug pranašesnės to, kad gali būti panaudotos lauko sąlygomis daug daugiau kartų, jos yra atsparios chemikalams, drėgmei, vandeniui ir panašiai. O dar bendrai pakalbėkime apie produktų pakuotes ir rūšiavimą. Taip, tai mes ne tik ir patys rūšiuojame gamybinės plastiko atliekas, bet tą patį darome ir su savo pakuotėmis, tame tarpe ir kartoninės ar plastikinės pakuotės. Tai iš tikrųjų nemažai dėmesio irgi skiriame čia ir ypatingai atsirinkdami tuos partnerius, kurie ne tik perdirbs mūsų plastikinės ar kartoninės pakuotės, bet iš jų taip pat ir pagamins kitus gaminius ir juos prikels naujam gyvenimui. Šiandien tai buvo viskas, ką jums norėjome parodyti. Laidų pakartojimus galite žiūrėti YouTube platformoje ir lrytas.tv. Na, o jeigu jūs norite papasakoti savo istoriją, kuri įkvepia gyventi tvariau, lauksime jūsų žinutės Facebook puslapyje Švarūs miestai. Ačiū, kad žiūrėjote, pasimatykime ir kitą šeštadienį.